Pirmieji į aikštelę žengė statybos ir architektūros fakulteto ketvirtakursiai pasivadinę originaliu pavadinimu Temkija čia bei kitų darbuotojų komanda Omega. Mačą dėl trečiosios vietos sėkmingiau pradėjo studentai, tačiau savo lyderio Vytauto Pliaugos vedini darbuotojai visą pirmąjį kėlinį kvėpavo varžovams į nugarą. Pastaruosius antrajame kėlinyje į priekį truktelėjo įspūdingai rungtyniavęs Gytis Venslovas, vien per antrąjį ketvirtį surinkęs 15 taškų, o iš viso net 38. Trečiasis kėlinys sėkmingiau prasidėjo puikiai gynyboje žaidusiems darbuotojams, kurie netruko pavyti varžovus ir po kelių iš eilės taiklių tolimų metimų netgi buvo priekyje. Visgi vėliau studentai susigrąžino iniciatyvą ir iki pat rungtynių pabaigos ją išlaikė. Nors darbuotojai dar bandė kabintis į pergalę, tačiau mačo eigos su naudinga linkme jiems pakreipti nebepavyko. Galutinis rungtynių rezultatas 95–87 užfiksavo Temkija čia ekipos pergalę. Rezultatyviausiai nugalėtojų komandoje rungtyniavo Gytis Venslovas 38 taškai, Paulius Amanaitis pridėjo 21, darbuotojų komandoje pasižymėjo Vytautas Pliauga 39 taškai ir Darius Talačka 14. Dar atkaklesnis mūšis vyko dėl rektoriaus taurės čempionų titulo. Gausiai šių rungtynių stebėti susirinkę žiūrovai išvydo tikrą krepšinio spektaklį su nenuspėjama pabaiga. Tiek fundamentaliųjų mokslų fakulteto pirmakursiai fundamentalistai, tiek socialinių mokslų fakulteto trečiakursiai Error puikiai jautė šio mačo kainą. Tad pirmosiomis rungtynių minutėmis jaudulys neretai kišo koją abiems ekipoms, kurios klydo lygiose vietose. Visgi su jauduliu greičiau susitvarkė fundamentalistai, kurie savo lyderių Mato Edgaro Staniukaičio bei Tautvydo Žiobos dėka sugebėjo šiek tiek atitrūkti nuo varžovų. Error ekipai pirmajame kėlinyje per toli paleisti varžovų neleido Kęstutis Dmitrijevas, pelnęs pirmosius 8 savo komandos taškus, o iš viso per pirmąjį ketvirtį metęs 10. Antrajame kėlinyje fundamentalistai buvo įgiję dviženklę persvarą 35–24, tačiau iki kėlinio galo ji šiek tiek aptirpo. Trečiasis kėlinys klostėsi ypač permainingai. Jo pradžioje Error ekipa sugebėjo pavyti varžovus ir nuo tada pirmaujant ekipa keitėsi kone kiekvienoje atakoje. Fundamentalistų gretose žibėjo Tautvydas Žioba bei Matas Edgaras Staniukaitis. Jau trečiojo kėlinio pirmoje pusėje peržengė 20 pelnytų taškų ribą. O Error ekipai neatsilikti leido per antrąjį bei trečiąjį kėlinį net 5 tritaškius pataikęs Mindaugas Mackevičius bei įspūdingais dėjimais žiūrovus karts nuo karto pamalonindavęs Deividas Baika. Visgi rungtynių didvyriu tapo jų komandos draugas Kęstutis Dmitrijevas, pripažintas naudingiausių finalo rungtynių žaidėjų. Daugiausiai jo dėka visą ketvirtąjį kėlinį vijasi varžovų socialinių mokslų fakulteto trečiakursiai pačioje rungtynių pabaigoje sugebėjo panaikinti turėtą deficitą ir išplėšė pergalę rezultatu 81–80. Rezultatyviausiai čempionų komandoje rungtyniavo Kęstutis Dmitrijevas, pelnęs 30 taškų. Mindaugas Mackevičius įmetė 27. Tiesiog daug klaidų padarė priešininkai, tom pasinaudojom ir laimėjo. Priešininkai laimėtas rungtynės pralaimė. Pačiam puikiai sekėsi šiose varžybose, buvai pripažintas naudingiausių finalo rungtynių žaidėjų. Ir ką pačiam reiškia šis titulas? Daug ką reiškia. Prieš 2 metus irgi iškovojau tą pačią kuprinę, tai reikėjo tą patį padaryti ir šiemet. Na, turnyras jau pasibaigė, kaip matėt. Gausiai pasižymėjantis komandų skaičium, ta prasme gausus, 44 komandos. Vyko sklandžiai, sekretoriatas dirbo puikiai, kaip aš sakau, mano išugdytas. Finalinės varžybos pavyko, atkakli kova buvo, nugalėjo, sakykime, stipriausi. Na, palinkėjimai tai aišku, sutikt šventes linksmai, gerų naujų metų, pabaigti sesijas ir kaip visuomet sakau, iki susitikimo kitais metais, laukiam jų. Visi laukia revanšo, manau, kad dalyvių skaičiumi ir kiti metai nenusileis. Pralaimėjusių gretose išsiskyrė Tautvydas Žioba 34 taškai ir Matas Edgaras Staniukaitis 29 taškai.